žodį suteikiame direktoriui. Labadiena visiems, kurių arčiau nemačiau. Malonu, kad susirinkome gausiai ir gausiai pasidalinkime metinės ataskaitos klausimais. Pirmiausia, man tenka pristatyti, kad mūsų įstaigoje svarbiausias, sakykime, įvykis buvo praeitų metų ir dar prieš tai, persikėlė šiek tiek iš šios, tai projekto palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos prieinamumo gerinimas viešosios įstaigos Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centre, tiksliau mūsų padalinyje ligoninėje. Projekto biudžetas, kaip matote, 1 033 000. Einamajam remontui iš to buvo numatyta 847 302,88 lito. Toliau aš savo kalboje neminėsiu centų, apvalindamas skaičius, taupydamas jūsų laiką, o jūs matote ekrane. Medicininė įranga iš tos sumos numatyta 84 997 litai. Projekto išlaidos 43 000. Investicinio projekto parengimo išlaidos 29 000. Noriu čia stabtelėti, kad investicinis projektas buvo ruošiamas gerokai anksčiau prieš projekto pradėjimą ir konkursą laimėjo toji projektuojanti organizacija, kuri sutiko 29 000 laukti, kada bus projektas įgyvendinamas, tada bus skirtos lėšos iš 1 milijono ir bus su jais atsiskaityta. Rizikavo projektinė įstaiga, tarp kitko, ir pasiūlė žemiausią kainą už projektą. Tokiu būdu buvo sudaryta sutartis su projektinė organizacija, parengs investicinį projektą ir lauks pinigų. Bus jų nebus, gal mano viltis buvo didelė, jų irgi didelė, bet įvyko gerai, atsiskaitė su ją. Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims 14 600, tai buvo projekto vykdytojas, finansininkas projekto, kuris projekto metu tvarkė finansus. Techninės projekto vykdymo priežiūros paslaugos 6 000. Toliau projekto administravimo paslaugų pirkimas vėl 6600 ir projekto viešinimas, kurį yra lenta mūsų teritorijoje 1500. Tarp kitko noriu pasakyti, kad prie projekto vykdymo išlaidų prisidėjo Kauno rajono savivaldybė. Tik tada prisidėjo, kai atvažiavęs meras pamatė, kad po gaisro didžiausia skylė išgriauta ir ten reikia papildomų darbų ir kitaip negalima užbaigti projektą, kaip buvo numatyta, todėl reikėjo labai taupiai naudoti projektinės lėšas ir
radiatorius ir centralinio šildymo vamzdyną senajam korpuse galėjom keisti tik tiek projekte numatyta, tačiau jau vykdyme pasirodė, kad kai kur bėga iš nepakeistų ir nenumatyta projekte, kad keist reikia. Todėl rajono meras rado galimybę papildyti projektą 47 000, vardan to, kad senajam korpuse būtų pakeistas visas centralinio šildymo vamzdynas ir radiatoriai. Šiame fone buvo sudaryta jungtinė sutartis su darbų vykdytojais UAB Didma ir UAB Videra. Projekte dalyvavo 18 organizacijų. Šitos įstaigos, jungtinė įstaiga laimėjo projekto vykdymo sutartį. Projektas pradėtas vykdyti 2011 Liepos 12 ir baigtas vykdyti, susirašant visus jau raštus ir viską 13 metų sausio 1 dieną. Tačiau 12 metais buvo įtempti darbai. Kaip minėjau, projektui įsigyti buvo numatytos lėšos ir todėl įsigytas stabilizatorius, elektrokardiografas, deguonies tiekimo įrangos, 2 siurbliai, 2 funkcinės lovos, 3 defibriliatorius, 1 dušo vežimėlis, 2 stacionarinis ligonių keltuvas, 1 suslinkimo lentos 6, perpylimo lentos 6 ir perpylimo neštuvė 1. Ten vėl noriu papildyti šalia tų lėšų projektinių. Rajonas savivaldybė irgi skyrė įrangai 50 000 papildomai, už kurias buvo įsigyta stomatologinė kėdė poliklinikoje. Šitaip atrodo, stogas pakeistas, langai pakeisti, iš išorės tas vaizdas juodą vidų. Vidų. Paskui, gerai. Noriu priminti, kaip vykdomi lovadieniai 10 metais, 11 ir 12. Kas liečia 11 ir 12, nežymus kritimas pagal metus. Ir už tai tas sumažėjimas buvo dėl to, kad vis dėlto vienam aukšte vyko remontas, o tik vienas aukštas dirbo. Ir kiek galėjom, tiek daugiau guldėm ligonių. Tai buvo ligonių paklausa, buvo reikalas, ne visus galėjom guldyti, gulėjo trumpiau ir todėl teisėtas, skaitau, lovadienių skaičiaus sumažėjimas 12 metais iki 20 965, vietoj kad 10 metais, kada laisvai dirbo, ligoninėje buvo 22 208 lovadienių. Iš ambulatorinio darbo, tai apsilankymai pas gydytojus. Pas šeimos gydytojų žalia spalva padaugėjo 12 metais iki 18 120. Kitus matome taip pat, vaikų gydytojas sumažėjo, mažai gimsta vaikų ir įsiveža dar ko gero, kažkur. Akušeris ginekologas, spalva, sąlyginai, vėl pasikeitė gydytojai, į 12 metais
mažas rodiklis. Gydytojas chirurgas taip pat, gydytojai odontologai. Kodėl jie taip leidžia išvažiuoti visiems, nežinau, bet vis dėlto matomai išvažiavimą atsirėmė, kad jie apsilankymų. Toks jautas. 4660 odontologų. Tamsiai ruda. Na, tamsiai ruda, tai 600 buvo 44 tūkstančiai. Aš manau, kad daugiau neišleis odontologai, gerai teiks parauga, neišleis. Vizitai į namus, šeimos gydytojai sumažino vizitų skaičių iki 1450. Manau, gyventojai pamažėjo, bet lankykime dažniau juos. Na, į vaikų taip pat mažėja. Vaikų mėlyni. Vaikų mėlyni. Bet matosi, kad mažiau. Lankykime dažniau. Aplankymai pas odontologus jau minėjau, tik tai matosi dar vaizdžiau. Procedūros ir tyrimai. Na, čia nurodyta fizioterapijos procedūros, tai mėnesnė irgi, neteisėtai, sakyčiau, mažėja, gyventojai mažiau, tai teikim geriau ir neišvažiuos. O toliau tas skaičius galėsite detaliau pažiūrėti į mūsų įstaigos elektroniniam puslapį bus perdėta ta. Galėsite pažiūrėti, pasvajoti ir pagalvoti ir numatyti, kaip reikia ateityje dirbti, kad rezultatai būtų geresni. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Darbuotojų skaičius iš esmės lieka tas pats ir fizinių asmenų 84, na, o etatų skaičiuje sumažėjo nuo 89 iki 86 etatų, tai 3 etatai sumažėjo. Patalpų apšildymas be PVM kaina. Čia galit palyginti visi savo namuose, žiniasklaidai, kiek kainuoja patalpų šildymas ir kiek kainuoja mūsų PSPC kompleksui visam, ligoniniai ir poliklinikui. Įvertinkit radiatorius, patalpų šildymą ir kainą. Pas mus kaina 18,9 cento kilovatvalandė, nuo to tarpu vidutinė kaina Lietuvoje 13 metų vasario mėnesį 25 centai, 25,99 centai. Taip, kad matot, skirtumas yra, mums šilumą teikia labai dirbama, mes jai dėkingi, kad jai teikia tokiomis palankiomis kainomis. Dabar tenka pakalbėti. Pakalbėti apie viziją. Ką numatau ateičiai. Tai teikti ir užtikrinti aptarnaujantiems ligonėms pirmo lygio visas medicininės paslaugas stacionare, paslaugas ambulatorinėje grandyje ir ligonių namuose. Kaip matot, rezultatus noriu gerinti ir noriu organizuoti darbą taip ateičiai pagal pirmą punktą išdėstytą mintis. Antra, vykdyti ES struktūrinės paramos įsipareigojimus, gerinti palaikomąjį gydymą ir slaugą.
pasiekti ligoninėje, kad būtų suteikta ne mažiau 350 paslaugų naujiems pacientams. Reiškia, naujai atsigultų tiek, o kas pakartotinai ar ilgai guli, reikia stengtis paslaugą teikti geresnę, kai jie pastiprėtų ir duotų sąlygas atvykti naujiem. Mes tą turim pasiekti. Čia yra parodoma nauja aparatūra. Tai yra kraujo spaudimo. Šitą kraujo spaudimo monitorius ir elektrokardiografas. Ką mes su tais aparatais darysime šiais metais? Tai pradėti teikti naują paslaugą sergantiems hipertoninę ligą, monitoruoti kraujo paros pokyčius. Mes turėsime įregistruotus žmogus gyvens miegos vaikščios visą parą, o monitorius užregistruos paros kraujospūdis darinys, kada jis ką veikia ir koks kraujospūdis, gydantis gydytojas galės geriau įvertinti vaistų veikimą, jų dozuotę, kurio paros metu duoti ir galų gale siunčiant konsultuoti pas kardiologą, nusiusime su paros matavimo daviniais. Antras, naujo tipo elektrokardiografas. Tai sudarysime sutartį su Kauno klinikų kardiologų konsultaciniu centru, perduosim elektrokardiogramas elektroniškai ir gausime iš ten atsaką. Taip, kad dėl kažkokio konsultacijų nereiks pacientui važiuoti, o gausime kvalifikuotą atsaką ir tikslų. Ir galiausiai įsisavinti saulės energiją. Ant Katrinės stogo įrengti saulės kolektorius, gaminti elektrą ir ją panaudoti nešildymo sezono metu teikti reikalingą šiltą vandenį. Šiaip mes dabar šiltą vandenį teikiam iš elektros tinklų gaudami elektrą, o jis brangu ir darysim paskaičiavimus, ekonominius paskaičiavimus. Mano įsitikinimu, kad kainuos mums daug pigiau. Tai Juozas, jeigu turite dar ligoninės vizų parodyti. Tada aidėjo medžiaga, tai man galvo parodysiu. Galvo, gerai. Tada Pačiu galvo, tai kino komedija. Gerai. Tada aš dėkingas mėly kolegos už dėmesį, jeigu susilauktų klausimų, tai pasistengsiu juos išsamei atsakyti. O kol kas ačiū. Labą dieną svečiam, labą dieną kolegom. Aš jūs supažindinsiu su prevencinėmis programomis. Jos bus palyginamos su 11-12 metais. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa informuotų pacientų skaičius. Teikiama moterim nuo 25 iki 60 metų amžiaus. Tyrimas atliekamas vieną kartą per 3 metus. Matosi 6%, 12 metais sumažėjimas. Toliau citologinių tepinėlių ėmimo paslauga. Taip pat teikiama moterim nuo 25 iki 60 metų amžiaus. 12 metais matosi 7% sumažėjimas. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa teikiama vyrams nuo 50 iki 75 metų amžiaus. Ir taip pat vyram nuo 45 iki 75 metų amžiaus, tai jų tėvai broliai sirgo priešinės liaukos vėžių. Ir vienas tyrimas atliekamas vieną kartą per 2 metus nemokamai. 10% sumažėjimas. Širdies ir kraujagyslių prevencijos programa teikiama vyram nuo 40 iki 55 metų amžiaus, moterim nuo 50
iki 65 metų amžiaus. Tyrimas atliekamas vieną kartą į metus nemokamai, taip pat 4% sumažėjimas. Na ir mūsų džiaugsmui storosios žarnos vėžio programa 5% padidėjo 12 metais ir skirta vyram ir moterim nuo 50 iki 75 metų amžiaus. Ir tyrimas atliekamas vieną kartą per 2 metus nemokamai. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūtų vėžio prevencijos programa. Matosi neryškus 0,2% padidėjimas. Programa skirta moterim nuo 50 iki 69 metų amžiaus. Tyrimas atliekamas vieną kartą per 2 metus nemokamai. Ir vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. Taip pat sumažėjimas 6%. Ir programa skirta vaikams nuo 6 iki 14 metų amžiaus. Taip, kad turim kur pasistengti, padirbėti. Gal turite klausimą? Nėra. Greitai reikia. Sekantis yra pranešimas 13 metų lygis. Labą dieną visiems svečiam, kolegom. Pasistengsiu trumpai, bet išsamei, jeigu kažkokių klausimų turėsit, galite iš karto klausti. Taigi, mūsų 2012 metų visos įstaigos pajamos šiek tiek pamažėjo, tai yra 104 000 litų. Tai įtakojo ir tiek finansavimo pajamos, tiek Europos projektas, tiek šiek tiek mažiau ir iš ligonių kasų. Pajamos iš Kauno TLK, kaip matome, šiek tiek sumažėjo 2012 metais. 40 800. Daugiausiai lėmė pirminės sveikatos priežiūros paslaugos pati viršūnėlė, kur daugiausiai pamažėjo. Slaugos pakankamai apylygiai tiek 2011, tiek 2012. Daugiau viskas liko apylygiai. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, kas liečia prisirašiusios. Mokamos paslaugos gan ženkliai sumažėjo. Tai įtakojo labiausiai mokamų slaugos pacientų sumažėjimas. Galima sakyti, daugiau negu 2. Gautas ir panaudotas finansavimas. Aš šneku apie panaudotą finansavimą. Direktorius minėjo, tarkim, savivaldybės ir 47 000 litų remontui ir 50 000 litų odontologiniam įrenginiui, o čia mes matom savivaldybės paramą tik panaudota 52 000 litų. Kai odontologinis įrenginys nusidėvės, jisai pilnai ateis pas mus į pajamas. Europos Sąjungos fondų finansavimas 476 000 litų su viršum, tai yra remonto išlaidos ar finansavimas 2012 metų, tik tai, be 2011. Labdara 107 735 litai, tai yra pagrinde gaunami nemokamai medikamentai tiek iš mūsų Vokietijos, tiek iš AIDS centro, tiek iš klinikų. Taip. Ir iš valstybės biudžeto 1218 litų. Čia yra mūsų visų 2% gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos metu 2% gauta suma. Ir norėčiau ir šiemet visus pakviesti, kas galit, prašom, skirkit įstaigai. 2012 metais už šios pinigėlius buvo nupirktos ligoniniai kėdės, 36 kėdės, kurios tiesiog atėjusiem pacientų lankyti artimiesiem padeda patogiau pabūti. Patirta sąnaudų. Viso patirta sąnaudų 4 171 000 beveik.
Tai yra truputėlį mažiau negu 2011 metais, aš čia tokių skaičių nededu. Didžiausios sąnaudos įstaigos ir reikšmingiausios tai yra socialinis draudimas ir darbo užmokestis. Kad būtų tokios sumos išleistos. Papildomas darbo užmokestis, kas mums visiems labai aktualu, yra paliatyviosios pagalbos apmokėjimai ir skatinamųjų paslaugų apmokėjimai 2012 metais, o paliatyvioji 161 000 su viršum išmokėta darbuotojams, skatinamosios paslaugos 140 000 išmokėta darbuotojams. Čia su socialiniu draudimu. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis visų darbuotojų, skyrus tik direktoriaus nėra, 1990 litų, čia darbuotojų, ne etatų. Šeimos gydytojų 4512, direktoriaus šiek tiek vos daugiau, slaugytojų 2341 ir pagalbinio personalo 1206 litai. Mūsų finansinis rezultatas 2012 metų 134 579 litai. Galime pasidžiaugti, kad ir pajamos mažėjo, sąnaudos išliko, galima sakyti, tokios pačios, bet mes vis tiek pasiekėm teigiamą rezultatą. Ir išlaikėm visus numatytus normatyvus, kurie būna patvirtinti metų pradžioje, tai yra darbo užmokestis buvo patvirtinta 63% nuo pajamų, mes įvykdėm 58,66%, medikamentams buvo skirta 3,5%, įvykdėm 3,1%, galima pasidžiaugti maitinimu, puikiai moteris ruošia, buvom skiria 6 litus lovadieniui, išnaudota 4,5 lito lovadieniui. Ir likę svarbus rodikliai. Kaip visi puikiai žinote, 2012 metų gruodžio mėnesį pareiginiai atlyginimai vidutiniškai padidėjo visiems. 7,24% vidutiniškai. Minimalus darbo užmokestis vieno etato buvo pakeltas iki 1050 litų. Galim pasidžiaugti, kad minimumo pas mus įstaigoje niekas negauna. Nei vieno tokio nėra. Atlikta remonto darbų savomis lėšomis už 43 beveik tūkstančius litų ir įsigyta ilgalaikio turto iš savo lėšų už beveik 20 000 litų. Tai buvo įsigyta viryklė virtuviai beveik už 10 000, fotoaparatas Juozukui, kur dabar jisai dirba, ir medicininės įrangos už 8460 litų buvo įsigyta. Ačiū labai uždėmesį, gal klausimai kažkas. Nėra? Matau, iš bendruomenės mačiau bent jau. Matau atstovai, mačiau anksčiau, dabar persėdus. Jo, ir tiesiog jums tenka dirbti su neįgaliaisiais. Gal galėtumėt kokį žodį pasisakyti gerą, ar pastabą tiesiog. Ar kokią nuomonę, ką reikėtų daryti, kad būtų geriau. Mūsų sąjunga įkurta prieš 4 metus, o mes bene dažniausiai po visų metikų susitinkame su žmonėmis, kurie dažnai naudojasi šio centro paslaugomis. Patys teikiame ir vykdome sveikatinimo projektus ir čia jau neapsieiname be šios įstaigos pagalbos. Mūsų patalpos gana kuklius, todėl vykdydami 2012 metų didesnės apimties 2 sveikatinimo projektus, kurių tikslinės grupės sudarė po 30 neįgalių ir pensijinio amžiaus žmonių, mes ieškojame projektų vykdymui profesionalios konsultacijos, didesnių patalpų, dietistų ir vyrėjų, ir visą tai mes suradome čia, pirminis sveikatos priežiūros centre. Gerbiamas direktorius Adolfas Augustinavičius ir virslaugos administratorė Regina Subačienė mums sudarė puikias galimybės įvykdyti sveikatinimo projektus. Leido naudoti šią salę ir priesalio vyrėjų ir dietologų paslaugomis. Neuronų direktorė Dainora Kudzinskienė mielai konsultavo ir padėjo
visais organizaciniais klausimais. Dietologė Valentina Ulinskienė sudarė valgiaraščius, skaičiavo kalorijas ir suteikė galimybę išmokti sveikai, subalansuotai ir nebrangiai pietauti. O šauniusius virėjus gamino nuostabius pietus. Pusryčiams ir vakarienei sveiko maisto produktus, negailėdama nei laiko, nei jėgų, mums teikė verslininkė Aušra Paulauskienė, ergoterapeutė vedė mankštos užsiėmimus. O negalia gali užklupti visai netikėtai. Nei vienas iš mūsų nėra tam pasiruošę, todėl Kauno rajonų Vilkijos neįgaliųjų sąjungos tikslas padėti, susiburti, bendrauti žmonėms, paliestiems negalius bei jų artimiesiems. Deja, ne visi gali atvykti, kai kurie iš mūsų yra tiesiog įkalinti savo pačių namuose. Jie negali patys nueiti į parduotuvę, aplankyti draugų, ar esant sveikatos pablogėjimui atvykti pas gydytojus. Todėl itin svarbus yra medicinos darbuotojų paslaugos teikiamos namuose. Noriu pasidžiaugti, kad pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojai lanko ne tik Vilkijos miestelio, bet ir Vilkijos apylinkių ligonius. Esu girdėjusi daug gerų atsiliepimų apie jų darbą. Žmonės nuolat būnantis namuose labai vertina, kad medicinos darbuotojai atvažiavę ne tik atlieka įprastinės medicinos paslaugas, bet ir bendrauja, pasako gerą žodį, išklauso ligonį. Gal kai kuriuos pasakojimus girdi jau ir 100 kartų atvykę, tačiau kantriai klauso, kartais ligoniai tik tiek ir tai reikia, kad pasijustų esantis žmogus. Žinau, kad medicinos darbuotojų vizitai dažnai būna suplanuoti. Žmonės laukia, ruošiasi tam, priima darbuotojus kaip svečius, nes galbūt tai vieninteliai jūs nuolat lankantys svečiai. Ir tuomet jau nesvarbu, ar procedūra skausminga, ar ne. Nes nuoširdžiai dirbamas darbas ir medicinos darbuotojų šiluma kiekvieną vizitą paverčia mažytę šventę žmogaus širdyje, paliekančią gražius prisiminimus apie Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamas paslaugas. Tai iš mano pusės tiek. Labai ačiū už gražų ir šiltą žodį. Visiems labai smagu būti pagirdintiems ir įvertintiems. Labai jums nuoširdžiai dėkojame. O dabar žodį suteikiam direktoriui. Man labai norėjusi klausimų, pasisakymų, daugiau yra, prašau. Taip, aš naudodamas, aš iš vietos, aš paklausiu, labai patiko tas filmas apie ligoninę ir aš dabar viešoje vietoje aš norėčiau pabandyti išpešti iš direktoriaus tokį, ir iš finansininkės mūsų tokį pažadą. Ligoniniai trūksta iš tiesų, sakykime, 2 arba 4 tokių daiktų. Ką tik padarytas remontas, o kai kurios palatos kenčia nuo per didelės drėgmės. Iš tiesų labai praverstų 2 ar 4 drėgmės surinkėjai. Ar palatose, ar vonioje, nes ventiliacija nėra pakankama. Ir visas tas grožis filmais labai viskas gražu. Realiai kai kur ne viskas taip gražu. Tai aš bandau čia taip išnaudodamas tą situaciją, kad galbūt būtų įmanoma, kad tas grožis ilgiau išliktų ir pastovės. Kažin kaip direktorius, kaip įmanoma. Aš noriu pakviesti visus drąsos ir ateiti pasisakyti čia. Čia mažas dalykas yra. Juozas užrašo visas kalbas. Kas bus pasakyta, Kas bus pasakyta, niekur nepranyks. Tai kalbėkim viešai, drąsiai. Ir norėtųsi daugiau minčių. Pasisakyti, kolegų. Nebijokit, kad bus užrašyta mintis. Pasakyta, stengsimės gyventi. Jau kino komedija.
vardinomis mintimis ir noriu pasistebėti, kiek nepasisako čia viešai susirinkime. Gal po mano pasisakymo kils idėjų. Ateikit, pasisakykit. Aš noriu priminti vieną dalyką. Turbūt stebite žiniasklaidą, žinias, kad sveikatos apsaugai finansavimas 11% mažėja, negu buvo praeitais metais. Ir tai mažėja irgi turbūt atkreipėt dėmesį dėl ko. Sakote teisingai, dėl euro. Turbūt teisingai sakote. Kada bus numatytas euro įvedimas, galimas dalykas, kad mums tas lėšas, kurias sumažina, grąžinti. Bet šios dienos situacijoje eilė Lietuvoje ligoninėje yra minuse. Mūsų, kaip matėte, atkreipė dėmesį, ar atkreipsite elektroniniam puslapį, pamatysite, kad mes esame teigiamam rezultate. Nors pakėlėm atlyginimą gruodžio mėnesį. Bazinį atlyginimą. Toliau, Lietuvoje nemažai įstaigų yra, kurios mažina atlyginimus, kad įsilaikytų kaip nors. O mes metus baigėme su finansiniu rezervu daugiau negu vienam mėnesiui. Ir tam, kad išlaikytume pakeltą atlyginimą ir drąsiai galėtume dirbti ir džiaugtis atlyginimą ir normaliai tenkinti mūsų gyventojų poreikius. Tačiau 11% mažinimas finansavimą mane gerokai nugąsdino. Tačiau savifinansininkai gerai peržiūrėjom situaciją ir iki Liepos įsiversim, neidami į minusą. O toliau turim viltį, bet mes turime gerą bazę. Jūs matėte diagramas. Mažiau. Taigi padarykime daugiau. Už eilę paslaugų jums apmokama. Priedo prie to atlyginimo, kurį bazinį gauna. Tai įvertinkite tai, gausit papildomą atlyginimą, įsilaikysim įstaigą ne minuse ir lauksim geresnių rezultatų. Kviečiu labai visus aktyviau padirbėti ir uždirbti. Komiteto narė Dainora Gaidėskienė. Labadiena dar kartą visiems, gerbiamas direktoriau, gerbiami svečiai, gerbiami kolegos. Malonu dar kartą peržiūrėti tą gydymo įstaigą, kurioje dirbu jau daug metų, pasidžiaugti teigiamais rezultatais. Ypatingai noriu irgi pirmiausiai pasidžiaugti įvykdytų projektų, į kurį daugelis jūsų, ypatingai direktorius, dėjo savo širdį ir protą, savo sumanimą. Ir iš tikrųjų matome, kaip gražiai atrodo gydymo įstaiga, tuo pačiu gražiai aplinka. Ir neveltui turbūt jau ir dažniau aš lankausi, kaip gydytoja šitoje ligoninėje, ir iš tikrųjų vis nori eiti ir eiti ir žiūrėti tuos ligonius. Ir jaukiau ir dirbti, manau, yra geriau ir taip nelengvame jūsų darbe. Šiaip labai noriu pasidžiaugti ir poliklinikos ligos gražėjimu
kur kiekvienas atėjęs pastebi, kaip yra gražiai atrodantis įėjimas ir keltų liftas įvažiavimas neįgaliesiems padarytas. Tai irgi labai svarbu, kad patys ateiname gražiai ir gražiai sulaukime savo pacientų, kas yra svarbiausia mūsų darbo sritis. Šiaip manau, šiek tiek galbūt, kaip ir minėjau, paslaugų kokybę galbūt galima būtų pasidžiaugti, bet aišku, programų vykdyme šiek tiek ir galima būtų pasitempti, bet manau, čia didžiulis rezervas ir jį galima būtų įvykti, sveikinant pacientų mūsų įstaigą. Daugelį atsiliepimų yra tai, kad daug pasidžiaugia ir linki visiems medikams, slaugytojams, socialiniai darbuotojai, gydytojams stiprybės. Daugelis rinktųsi mūsų įstaigą, rekomenduotų kitiems. Tad aš irgi jums linkiu visiems stiprybės, bendraukime visi kartu, ligoninė, poliklinika, įvairių specialybių žmonės ir tiesiog geros visiems sveikatos. Kas nors turi kokių nors klausimų, pasitardymų, diskusijų? Jeigu visiems viskas aišku, tai susirinkimas baigtas.